Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes čia esame Susispėtimai. Tai yra pokalbė apie nepaprastai paprastus dalykus. Kaip pavyzdžiui šiandien apie pasimetusius žmonės. Ar pasimetusių žmogų. Ar pasimetimą. Mes labai pasimetę esam dėl temos, nes jinai kažkaip mums iškilo tas pasimetimas žmogaus ir norint suformuluoti temą, gavosi pasimesti. Rasui Makseliui, filosofui, ir Viktorui Keturakiui, psichologui. Ir man irgi gavosi pasimesti. Teoriškai aš turėčiau kažką vadovauti tam visam reikalui. Bet aš galvoju, aš per daug pasimetęs. Tai gal aš būsiu pasimetęs. Kas yra pasimetęs žmogus? Kada žmogus yra pasimetęs? Ir kodėl mums tai yra aktualu? Aš galvoju, ta tema vis tiek atsirado, matyt, kažkaip padiktuota kažko. Jinai iš kažkur iškilo dėl kažkokių dalykų, nenoriu primetinėti kolegoms kilmės galimybės, bet vis dėlto. Rasiu, kada, nežinau, noriu pasakyti, kada tu pasimetęs, bet aš gal nenoriu taip jau lygs labai asmeninį gyvenimą, žinai, arba asmeninį tavo poziciją, bet kada tau žmogus yra pasimetęs? Man atrodo, pasimetęs žmogus tada, kada jo pasaulis sugriūna. Mes apie tai esame kalbėjau keletą progų, bet dabar kažkaip tai, man atrodo, gera proga vėl grįžti prie to. Nes kažkaip, ką reiškia tas pasaulis? Žmogaus pasaulis yra tai, ką jisai įvardina savo pasaulį. Pavyzdžiui, dangus. Dangus tai yra kažkas susijusio su tuo, kas kažką uždengia. Dangtis ir dangus yra iš tos pačios šaknies žodžiai. Tai objektyviai dangaus nėra gamtoje, bet žmogui atrodo, kad jis yra dangus. Žemė kažkas, kas yra žemai, ant ko aš galiu atsistoti ir tai yra mano kažkokio judėjimo pagrindas ir taip toliau. Tai vėlgi objektyviai galbūt to kaip ir nėra, fizikams tas dalykas atrodo visai kitoks, bet žmogui, jo gyvenimui tai yra labai svarbus. Tai jau čia tokia daugiau kultūros dalis yra dalykas kultūros, kad žmogus jisai kitaip negali gyventi, bet jis turi susikurti šitą pasaulį. Ir tą pasaulį istoriškai žmogus visą laiką norėdavo į kažką tai atremti. Visą laiką reikėdavo kažkaip tai ieškoti kažkokio tai pagrindo, tų banginių, ar tų vežlių, ar ten kažkokių ten, dramblių, ant ko tas pasaulis stovi. Čia savaime įdomus klausimas, kam to reikia, tiesiog gyvenk ir viskas. Bet pasirodo, ne, žmogui reikia. Žmogui reikia suprasti, kad jis savo namą pastatys ant kažkokio pagrindo, kuris bus pakankamai tvirtas ir jis galės tenai kažkaip toliau tą pasaulį plėtoti, kurti savo tą prasmingo gyvenimo visumą aplinkui save. Kad jis gali pasakyti, kad yra taip, susidėlioja dalykai tokie, mano veiksmai lems tokius rezultatus, aš žinau, kokie jie bus, aš jų galiu siekti arba galiu jų vengti, aš tas žinias perduosiu savo vaikams, todėl kad taip yra, nes tai yra būtent, o tai yra vertinga, ir to reikia siekti, o to reikia vengti ir panašiai. Tai žmogus linkęs susikurti šitą žmogišką į pasaulį ir atsitinka problema tada, kada tas pasaulis sugriūna. Tai man atrodo, mūsų pasąmonė netyčia taip atsitiko, kad mes dabar jaučiamės būtent esantys toj būsenoje, kad pasaulis šiuo metu griūna, tų pačių vertybių, kuriomis mes vadovavomės, kurias mes išpažinom, kurias bandėm kažkaip savo studentams, vaikams įdiegti ir šitas kažkaip tai paaiškėjo, kad tas pamatas nėra toks tvirtas, kaip mums norėjosi. Tai čia kalbu daugiau apie tą tokį geopolitinį kontekstą, bet man atrodo, mes apie jį netgi nesusitelkdami mes galėtume tiesiog kažkaip perkeltą diskusiją būtent į tai, kaip žmogus jaučiasi. Nes jeigu tu klausai apie šaltinį ir priežastį, tai aš spėju, kad čia viena iš tų priežasčių, tikriausiai, bet pats tas klausimas, jis visada yra. Egzistencializmo filosofija atsirado būtent dėl to, kad antro pasaulinio karo metų po pirmo, po antro atsirado panaši jausena, kad reikia apmąstyti egzistenciją, kaip kažkokį tai pamatą žmogui funkcionuoti, egzistuoti. Tai nuo to laiko, kai mes gyvename, išpažindami tam tikras idėjas, tam tikras vertybės, dabar tarsi atrodo, jog jos neturi kažkokio tokio objektyvaus, universalaus
pamato. Bet aš kalbu būtent apie objektyvų, nes mes puikiai suprantam, kad čia priklauso nuo to, kaip žmonės sutarė, ką išpažįsta, ko tiki, ką realizuoja savo veiksmais. Taip sakant, jeigu žmonės to nerealizuos savo veiksmais ir tai ir tikriausiai neegzistuos. Tai ko reikia, kad žmogaus pasaulis nesugriūtų? Čia klausimas labai labai sunkus. Nes buvo bepigu tikėti tais banginiais ar kažkokiais dvasiniais pamatais tikrovės, kada žmogus tiesiog nebuvo taip giliai išsiaiškinęs, kas vyksta gamtoje ir šiuo metu panašu, kad mes tai gamtai irgi galbūt nelabai įdomus, nelabai svarbus. Kažkaip nesam pasaulio centre, nors visą laiką kažkaip norėtume būti. Žmogiškai mes įpratę būti centre, mes esam savo namų centre, mes gyvenime savo kūno kažkaip centre, viskas aplink mus darosi. Ir vis tiek to tikime, net jeigu žinome, kad matematikas sako, fizikas sako kažką tai kitą. Tai jo sunkiau kažkaip dabar pasakyti, tam, kad tu susikurtum tvirtus savo gyvenimo pamatus, prašau dabar tikėk kažko. Jeigu aš tai pasakysiu, pavyzdžiui, tau, Sauliau, tai tu kažkaip nebūsi įtikintas, nes tu jausi, kad galbūt ir aš abejoju, nes aš neturiu kažkokio tai įrodymo ar kažkokio tai tvirto pagrindo. Čia turėtų būti kažkoks žmogus, kuris ateitų su Biblija, sakytų, šitą žodį vis tiek viskas to pasikeis, bet aš neturiu tos įtikinėjimų ugnies šitoje vietoje ir viskas. Gaunasi taip, kad mes kartu galime tik tai kažkaip tai liūdnai kalbėti apie tai, kad tas pasaulis eižėja ir griūna. Tai kaip tam žmogui būti, ką daryti jam, čia klausimas labai sunkus. Bet man atrodo, kad priežastys yra daugiau mažiau objektyvės iš tikrųjų. Tai yra mūsų dabartinis laikmetis ir dvejonės. Nesakyčiau, sakykime taip, tu iki šiol gali tikėti, kad tai yra vertinga, kuo tu tikėjai ir taip ir bus tikriausiai. Pavyzdžiui, atsisakyti laisvės idėjos kažkokia prasme, sakykime, idėjos to, kad visuomenė turi būti demokratiška, atrodo visiškai beprasmiška, nes tai akivaizdu. Bet panašu, kad pasaulis keičiasi tiek, kad tai gaunasi daugiau tokia kaip išimtis negu taisyklė, nes žymiai efektyvesni yra visi kiti būdai kontroliuoti padėtį, daryti įtaką ir taip toliau. Ir matyti tai dar viena proga mums pajusti, kaip griūna mūsų pasaulis. Tai atsakiau. Tačiau tu pasakoji apie tai, kaip čia žmonija pasimetusi arba žmogus kaip rūšis pasimetusi dėl to, kas vyksta geopolitinė prasme ir kas sąlygoja tam tikrą santykį su sandara, su buvimu žmonių. Šios dienos geopolitika tai yra daugiau tokia proga ar pavyzdys, sakykime, nes tas seka, kaip žmogus bandė kurti prasmingą aplinką apie save, jinai prasideda labai labai seniai, nuo pat pradžių tikriausiai, kada žmogus pradėjo kalbėti, pavyzdžiui, kada pradėjo organizuoti savo kosmosą aplink save, savo gyvenamąją vietą. Bet progų pajusti tą faktą, kad visa ta tikrovė griūna, buvo ne viena, iš tikrųjų, čia yra viena iš jų. Tai tiktais mes prietėm prie to paties klausimo, tik tais eilinį kartą. Bet čia iš to, ką tu sakai, man atrodo, kad aš bent jau girdžiu, kad tada, kada žmogus nustoja jaustis centru, nustoja jaustis, kad aplink jį viskas sukasi, nustoja jaustis, kad jisai kontroliuoja dalykus, jisai psichologinė prasme panašu, kad ir tampa pasimetęs. Viktorai, ką tu galvoji? Nežinau, gal taip, aš dėl to centro buvimo, tai nežinau, ar centru nustoja jaustis, ar jeigu tęsiant mintį, tas sugriūna pasaulis, tai man atrodo, paaiškėja, kad tas sukurtas pasaulis jis kažkoks buvo nepilnas, ar jis nespindėjo pilno vaizdo. Kitai žodžiais tariant, kai mes nupiešėm pasaulį, kad čia gėris, blogis, kaip gyvenam, ką aš statau, kokia prasmė, jis turi tam tikrą savo baigtinumą. Ir į tą piešinį netelpa kiti aspektai mano paties pirmiausia ir paskui kitų žmonių. Pavyzdžiui, kad žmonės gali būti savanaudžiai. Arba norėti ten kitą aplenkti ir pasinaudoti. Tam piešinį kažkaip netelpa. Ten yra daugiau kažkokie kūrinti. Aš kaip pavyzdį sakau, bet tas piešinys jis paprastai nėra visai apimantis. Ir kaip taisyklė tas griuvimas, arba kaip aiškėja, kad kažkokia dalis ar dalis, kurios neįsipaišė į tą pasaulio piešinį, staiga jos pasireiškia ir gal net uždominuoja, arba net, kaip taip, nusveria.
Ir tada, geopolitiškai galim sakyti vieną, kad išlenda ir ten tie žmonės ar ta šalis, kuri kaip propaguodavo vienas vertybės, taigi pradeda propaguoti kitas. Lygiai taip pat, kai žmogus visą laiką ten buvo draugiškas, mielas ir staiga pasidarė šaltas ir ledinis. Tai kaip čia šitaip? Lygiai toks mielas visą gyvenimą buvo. Aš kaip pavyzdžius sakau, ne? Reiškia, buvo kažkoks vaizdinys ir piešinys pasaulio ir jisai pasikeičia, aš sutinku su Rasimu labai stipriai. Ir žmogus, mano manimu, jis nenustoja būti centru. Tas jo egocentriškumas, kaip vaiko egocentriškumas, kuris mano, kad kaip aš matau pasaulį, taip jis ir yra. Jis nesustoja, tik tai jisai sukliba labai staigiai, nes taiga pamato kitas spalvas arba kitus aspektus. Kalbant apie tą pačią laisvę. Mes visi gyvenam laisvę, bet staiga paaiškėja, kad laisvė užgaulioti kitus ir laisvė ten važiuoti ant kitų irgi yra laisvė. Nors mus mokino, kad yra atsakomybė, turėtų būti ribos, bet čia kažką mokino, kažkam laisvė yra. Jeigu tave užgaulioja, tai tu pasink savo asmeninį ten įrankius ir apsigink. Aš taip traktuoju. Nes, yra labai įdomu suprasti, kaip čia visą tai vyksta. Ar laisvė meluoti, arba dar kažką. Tai yra žmonės turi daugybę aspektų ir jie staiga, šiuo metu dėl geopolitinio kontekste, bet psichoterapijoje ir gyvenime aš tą dažnai matau, kad žmonės staiga pamato save ar kitą, kaip jis visai kitoks yra. Jis visai kitaip elgėsi, ar jinai kitaip elgėsi, ar reaguoja. Staiga tas paveikslas sugriūna. Tai aš visai sutinku su tuo, ką Rasius minėjo apie sugriuvimo paveikslą, kad mes gyvenam paveikslų vaizdais. Mes negalim. Ir tas paveikslas yra, jisai duoda kelis dalykus. Jis duoda kažkokį stabilumą, jis duoda kryptį, ir duoda nuspėjamumą. Ir šitie dalykai nebelieka. Krypties neaiški, stabilumo irgi nėra ir nuspėjamumo irgi nebėra. Kaip minimum. Ir tada yra tas, pasimetimas. Kaip pameti save, greičiausiai. Subirėjo pasaulis, bet pameti save. Tai man atrodo, čia yra svarbi dalis tos sangražinės dalelės. Kai sugriūna pasaulis, o iš tiesų tai pameti save. Bet taip ir gaunasi, kad tu pameti save, kai sugriūna tavo įsivaizduojamas pasaulis. Yeah. Nes kai turi labai ryškų įsivaizdavimą apie tai, koks jis turėtų būti, koks tas tavo dangus arba kokiam tu esi saugus, tai tu, kaip mes turbūt suprantame, jeigu turi tam tikrą įsivaizdavimą pasaulio, tai aplinkui pasaulyje ieškai patvirtinimo būtent tokio pasaulio egzistavimo aplink tave. Ir jos randi. Ir paskui reiškia gauni per veidą arba gauni tą sukrėtimą tokį, kada paaiškėja, kad tavo įsivaizduojamas pasaulis, net jeigu buvo ir labai aiškių ryškių signalų iš jo, kad jisai būtent toks, kaip tu įsivaizdavai, paaiškėja, kad jisai visiškai kitoks yra, arba kad gali būti kitoks ir tai nuo tavęs nepriklauso. Ir kitaip sakant, tavo įsivaizduojamas pasaulis nustoja būti realiu tau, nes kažkas tave iš jo išmetė dėl savo pasikeitusios tam tikrų ryškių veiksnių, tu jautiesi pasimetęs. Ir dabar filosofinė prasme, Rasiau, čia griūna pasaulis. Čia tavo tas tavo tikrasis yra tavo įsivaizduojamas pasaulis, jis griūna. Ir dabar žmogaus reakcija to sugriuvimo akivaizdoje, kokia jinai yra? Koks jis yra tas žmogus? Visų pirma, čia filosofiškai ne visiškai tikslu būtų kalbėti apie žmogiškąjį pasaulį, kuriame gyvena žmogus, ir tą pasaulį, kokį aš susikuriu kaip savo vaizdą pasaulio. Tas pasaulio vaizdas mano, kurį aš taip logiškai galiu paaiškinti, suprasti, aš jo tada nusiraminęs ir taip toliau. Tas žmogiškas pasaulis yra žymiai bendresnis dalykas. Jame daugelio dalykų aš ir nežinau, bet jie vis tiek veikia mane kažkokiu tai būdu. Čia galima būtų pravesti tokią netgi jau kultūrą peržengiančią liniją ir pasakyti, kad, pavyzdžiui, įdomus dalykas, kaip biologiškai kūnas tampa to pasaulio. Nes čia ir kažkokia tai analizė mačiau, kad reiškia yra žmogaus kūne gyvena daug bakterijų, mikroorganizmų, jų kiekis didesnis negu ląstelių netgi. Ir įdomus santykis yra, kaip tas, reiškia, tas pasaulis, irgi pasaulis viduje mūsų, apie kurį mes net negalvojam, bet kaip jis įtakoja mūsų gyvenimą. Tai čia viena iš tokių įdomių dabar biologijos ir medicinos krypčių. Tai paaiškėja, kad
yra nuolatinė tam tikra dinamika tarp žmogaus organizmo šito, reiškia, imuninės sistemos ir va, to viso tos biomos, to biologinio mikroorganizmo pasaulio. Ir maždaug iki 50 metų žmogui gyvenant susiklosto tam tikras balansas ir ta imuninė sistema puikiai tvarkosi su visa šita bioma. Bet po to, jinai kai nusilpsta ir atsiranda daugiau įtakos iš išorės, tai pasikeitusi šitas mikro pasaulis, jisai netgi įtakoja senėjimo procesus tiesiogiai. Pavyzdžiui, tai yra dalykai, kurių mes niekaip sąmoningai nekontroliuojam, bet tai yra mūsų biologinio pasaulio dalis. Tai kultūrinis pasaulis, žmogiškasis pasaulis yra irgi toks panašiai mūsų tiesiogiai sąmoningai nekontroliuojamas, bet savo simbolių visuma, savo kalbinė tavo simbolinės terpės visuma, jisai mums yra labai labai svarbus. Tai vienas, tai čia yra dvi tragedijos. Viena, kada žmogus yra išmušamas iš savo vaizdinio, tada jisai iškritęs gali nueiti pas kitą žmogų, pas Viktorą pavyzdžiui, su juo pasikalbėti ir tada ilgainiui, sėkmės atveju, tas vaizdinys jis bus pakoreguotas, jis integruos kažkokias dalis, kurios žmogui reikalingos, bet jis jų nesuvokia, jisai išmoks su jom tvarkytis ir tokiu būdu jisai pasveiksis vėl, reiškia, turės tą pasaulio vaizdą. Bet yra kitas gilesnis sluoksnis, kada žmogiškasis pasaulis susvyruoja. O šitoj vietoje, čia matyti žmogui priklauso nuo žmogaus, nes yra skirtingi dalykai, kurie vis dėlto žmogui, jeigu jisai reflektuotų, tai pakankamai giliai, jis galėtų prie jų prieiti arba jos apibrėžti. Kažkas, kas sudaro žmogui jo gyvenimo esmę, kažkokį tai pamatą. Aš apie tos dalykus šneku. Ir galbūt ne visi tos dalykus reflektuoja arba kažkaip bando jos išryškinti ir kažkaip tai sąmoningai artikuliuoti, bet jie yra tokie, kaip, man čia būtų sunku sutikti su to, kad tai priklauso nuo kažkokios dalinės mozaikos, kur tu turi kažkokį tai vaizdą, bet ignoruoji kažkokias detalės ir tau reikia kažkaip tai išmokti tas detalės integruoti. Sakykime, čia tas antrojo pasaulio vaizdo, mane lygmens klausimas. Čia yra tada, kada tu suabejoji kažko tai labai fundamentaliu. Pavyzdžiui, klasikinis pavyzdys, nežinau, koks nors Jameso Joyce'o šito jaunojo menininko dienų portretas, kada jaunas šitas žmogus, jisai ruošiasi būti kunigu ir suabejojo savo pašaukimu. O šitoj vietoje vyksta toks labai fundamentalus poslinkis. Ir ko gero, galbūt aš klystu ir tikriausiai, nes aš nežinau šitų dalykų, galbūt, pavyzdžiui, tam personažui psichologo pagalba, jinai galėtų būti efektyvi, bet galbūt ne iki galo, galbūt reikėtų kažko tai dar, bet nežinau ko. Tai čia, sakykime, kalba eina apie tuos tokius pamatinius dalykus, su ko žmogus save siejo iš esmės, bet jis tą prarado. Tai nežinau. Nors, tiesą sakant, nežinau, dabar pradėjau galvoti ir šiek tiek irgi pats pasimečiau. Galbūt čia viskas ir kitaip. Nes, pavyzdžiui, galima įsivaizduoti, kad žmogus profesiškai labai yra pasišventęs kažkam, pavyzdžiui, muzikantas, jisai praranda tą galimybę groti. Jis praktiškai turi pasikeisti, jis turi kažkaip save iš naujo išrasti, atrasti. Arba koks nors žmogus, kuriam yra labai svarbu, pavyzdžiui, judėjimas, vaikščiojimas ar bėgiojimas, ir jisai nebegali vaikščioti, jam reikia kažkaip iš naujo susikurti tą savo paties pasaulį. Tai kas vyksta tuo metu, ko reikia tam? Čia toks labai rimtas klausimas ir labai sudėtingas. Viktorai, kiek jis yra sudėtingas? Kiek jis yra įveikiamas? Aš girdžiu, ką Rasius sako apie tai, kad yra keli pasauliai. Yra vienas, kažkoks vidinio pasaulio piešinys ir paskui jau yra išorinis, objektyvūs įvykiai, kurie vyksta ir keičiasi. Ir aš tą suprantu, kad jie yra skirtingi. Ir man, vis tiek paralelė, analogija žmogaus, jinai, neišvengiamai yra. Tai yra tie dalykai, kurie vyko ir mums atrodė, kad jau aišku, kas čia juoda, kas balta, kas, tas buvo kaip tokia kultūrinis, informacinis laukas, jisai, kaip ir nusistovėjęs. Bet tam lauke buvo nematomų jėgų. Jos nebuvo kažkokiu būdu aprašytos. Kai pradedi gilintis, kaip čia atsitinka, kad tie įvykiai, kurie atsitiko Amerikoje. Ir staiga supranti, kad yra didžiulė dalis visuomenės, didžiulė dalis patyrimo, kuris už kadro buvo. Ir tie žmonės išėjo į areną, padarė sprendimus, išrinko, ką išrinko, į ką apeliuoja Trumpas. Tai aš suprantu, kad tai yra žmogiškasis pasaulis, bet ne vidinis, o išorinis. Bet analogija vidinio yra lygiai taip pat. Jeigu yra kažkokia dalis
realybės, kuri yra paneigta ir nustumta arba nematoma, o jinai visada yra. Mes negalim sakyti, kad tas žmogiškasis pasaulis uždengia visą realybę. Jin kažką uždengia, kažką kaip dangus, ne, o kažko nepridengia arba kažkam nėra vietos. Tada ta dalis, bent jau iš tokios siauresnės perspektyvos psichologinės, jinai kažkokiu būdu iššoka su protestu, su skausmu, su kažkokiu, tai tas atsitinka ir šičia, jinai iššoka. Ir suardo esamą tvarką struktūrą. Jei reikia suardyti esamą tvarką struktūrą, kad išlystų į erdvę. Nu, žinai, reikia, nu, kabutėse reikia. Nu, taip atsitinka, toks dėsnis. Nu, žinai. Ir tada, nu, mes tą matom, kad dabar irgi atsitinka ir tada sukelia visiems pasimetimą. Iš pradžių buvo geras gyvenimas, status quo buvo gerai. Tai pasimetimas, jisai turi savį, nu, tokio destrukcijos, greito pokyčio ir nežinojimo, kas dabar gerai, kas yra blogai. Jis turi tokią pirmą stadiją, vat, būtent pasimetimo, nu, kuriame yra, nu, pamesta tvarka, pamestas aiškumas, pamesti dalykai. Tai aš taip likčiau, nu, aš sutinku su, kad yra vidinis pasaulis ir išorinis ir nemanau, kad čia psichologai tikrai gali padėti, nes čia, nu, platesnis dalykas, sugrivimas ir pokytis yra didelis ir gal nežinia, ar čia yra pabaiga, ar čia pabaigos pradžia, ar dar kažkas sugrius ar pasikeis. Niekas negali žinoti, nu, žinai, negali prognozuoti, nes ankstesni modeliai nebeveikia, reiškia, nuspėjamumo irgi nebėra. Tai yra ne tik, kad esi pasimetęs status quo, bet esi pasimetęs ateičiai. Nu, mes esam pasimetę ateičiai. Ir čia yra ta būsena, kuri svarbi, įdomi, galbūt sunki pati savaime. Bet ar nėra taip, kad prašau. Tiesiog, aš nežinau, man norisi tiesiog pateikti ne pavyzdį, bet tiesiog pasakyti, kas mane traumuoja, pavyzdžiui, dabartiniai situacijoje. Ir va čia, jeigu sulyginsime su to, ką tik Viktoras pasakė, kaip tik tada galima bus atsakyti į klausimą, kiek čia yra objektyvi tikrovė, kiek čia yra, nu, mano asmeninė problema ir ar joje, va, toje asmeninėje problemoje nesimato kažkokio universalaus šito dalyko. Tai, pavyzdžiui, aš pasakysiu, kas mane labiausiai sutraumavo tas pats faktas, kad aš pamačiau, kad 70 milijonų amerikiečių yra pasiruošę tiesiog ignoruoti tai, ką aš suprantu kaip tiesa, kad jos lengva kažkaip tai, nežinau, jos lengva įkvėpti, kad jie užsimerktų į tiesą, į faktus, į kažką, kad tai yra, nu, tie dalykai, kurie yra akivaizdus, galbūt jie ir supranta, kad tai nėra tiesa, bet jiems geriau tai yra, geriau yra toks malonus melas, negu kažkokia tai, nežinau, mokslo duomenim, kažkokia tai, nežinau, diskusija, kažkokia tai, kažkokiais tai normaliais logikos kriterijais, kažkokia, nežinau, empirinė analizė pagristi dalykai. Tai va šitas mane šiek tiek šokiravo, nes aš kada tai suprantu, tai aš puikiai tada darau tokią išvadą, kad vertė tiesos ir jos pažinimo yra tokia menka, kad praktiškai realiai komunikacija praktiškai neįmanoma iš tikrųjų. Va šitoj situacijoje belieka tik tais kažkaip nekomunikuoti. Ir tai yra tada užkirsti visi keliai į tą pasaulio, to simbolinio pasaulio, mūsų bendros kultūros kažkokia tai restauravimą. Belieka tik tais kažkaip tai fiziškai vienas kitą paveikti, kad po to, po kažkiek laiko vėl galėtum atsiverti tam bendrumui. Tai va šitas yra, tai traumuoja ne pats faktas, kad aš to nežinojau, bet traumuoja tas faktas, kad aš tikėjau dalykų, kuris pasirodo yra toks trapus iš tikrųjų, va šitą galimybė priimti tiesą, nors jinai galbūt tau nepalanki, nemaloni ir taip toliau, yra labai labai trapus dalykas ir jį labai labai lengva prarasti. Ir dabar, ką mes matome Amerikoje, kai jinai pavirsta dar viena Rusija, čia irgi didelė trauma. Nes jeigu šitos dvi super jėgos tampa vienodos, tai Europa tampa visiškai pasimetus, nes jinai yra suorganizuota būtent ant tų vertybių, kurias dabar iš abiejų pusių šitos jėgos spaudžia. Ir ką jai daryti, pavyzdžiui, tai yra didelis klausimas, nes tai nėra, kaip sako, šitas ne bug, it's feature, reiškia, jinai taip sąmoningai sukonstruota, kad būtų tos liberalios demokratijos vertybės pamatuose, kad neiškiltų joks, reiškia, vienas valstybė ir vienas kažkoks autoritarinis režimas, kuris galėtų dominuoti. Bet panašu, kad Europa tampa
kažkokiu tai visiškai antipodų tai veikiančiai erdviai. Tai va, susidaro toks įspūdis, tas traumuoja, nes tavo pasaulis apsiverčia aukštinkojom. Kas tu galvoji, kad yra pažangiausia, perspektyviausia, teisingiausia, kas gali mokslo pažangą toliau skatinti, gerinti, reiškia visiems gyvenimą, jeigu tik tai susitarsim, pasirodo, kad tai yra labai labai trapu ir praktiškai tai jau yra praeitis beveik, nes dabar kas bus, tai neaišku. Tai va, tai čia mano ta trauma, kuris sakau, kas mane iškviečiu. Tai čia galbūt galima sakyti, kad aš neturėjau informacijos ir mano vaizdas buvo ribotas, bet aš žinau tos dalykus, kas vyksta, nes vis tiek seki tą informaciją, bet tave traumuoja pats tas santykis kiekybinis, kad tu negalėjai pagalvoti, kad, reiškia, tokiu mastu tai yra savaime suprantama, priimtina ir tokiu mastu, kaip dideliu mastu, tai kad tu vertini tą mokslinę, filosofinę tiesos pažinimo metodiką, jinai tampa visiškai neįdomi nieko. Tai va tas traumuoja, tavo pasaulį šiek tiek sujudina. Tu netampi tuo, nesakai, kad dabar ir aš nebetikėsiu tai dalykai, tu negali, nes tai yra tavo esmė, reiškia, aš nepasikeisiu, bet kas dar šokiruoja, kad masė žmonių pasikeičia. Tu matai tos veidus, kurie vieną kartą, politikai tai aišku normalu, bet kiti intelektualai, kurie bando ieškoti išlygų, man suprasti, taip, čia žinai, čia viskas teisinga, taip. Tai vat šitos linktis jos labai labai gąsdina. Jie ieško naujo pasaulio, tas naujas pasaulis visai kitoks. Naujam pasaulyje yra tėvelis. Aš turiu labai daug klausimų šitoje vietoje, bet noriu išgirsti Viktoro reakciją ir poziciją, nežinau, reakcija turbūt labiau negu pozicija, bet vis dėlto ne tiek apie geopolitiką, ne tiek apie tą situaciją, bet kiek apie tas pasimetimas per tai, kad tarsi realybė pasikeičia. Viktoras man galėtų patart. Bet žinai, aš dėl patarimo, ką aš ir girdžiu, žinai, aš tai bandau nesusitapatinti su to, ką tu rasiau šneki, nes aš galiu atpažinti, žinai, vertybinius dalykus, bet aš suprantu, kad mes gyvenam, arba tu gyvenai, ir mes gyvenam kažkokiam kasdieniškam pasauliu, kuris remiasi tam tikrom prielaidom, kultūriniam, socialiniam, filosofiniam prielaidom. Bet jos, kaip sakyti, jos nėra visai pačiupinėtos. Jos pačiupinėtos tiek, kiek jos užrašytos, kiek jos propaguojamos, integruotos į veiklą, bet iš principo tai nėra ta dalis. Ir tiesa, arba metodologija tiesos yra viena iš jų. Žinai, kad tuo remiasi, kad tai turi būti moksliškai patikrinta, patvirtinta ir taip toliau. Ir tas taip jau įaugia ir tapę savaime suprantama, kad yra didžiulis supurtimas, kai pamatai, kad ateina kiti, kurie ateina su visai kita struktūra. Žinai. Ir mano patarimas buvo, man buvo įdomu suprasti, ir man tebėra yra įdomu suprasti, tai kokia samprata vadovaujasi tie kiti, kurie kitaip, žinai, galvoja, jeigu ne ta tiesa, kokia yra jų metodologija. Čia jau mano profesinis interesas. Aš tokiu būdu nusišalinu, aš dar negalvoju, kaip konstruoju, bet jeigu jie taip daro, jeigu jie atsisako tiesos, yra kažkokia priežastis ir kažkoks jų supratimo būdas, kuris kaip sakyti, leidžia to, nes negali atsisakyti tiesos, neturėdamas kišenėje kažko kito, arba to principų, tų vertybių. Ir panašu, kad jie turi, žinai, man buvo ir tebėra įdomu klausyti, kaip bandoma propaguoti. Aš nežinau dar iki galo, ką jie turi, bet propaguojami keli dalykai. Vienas pavyzdys yra ginklai. Tai yra, čia būčiau analogija, bet Amerikoje yra labai daug žūsta žmonių nuo ginklo turėjimo. Bet ginklo teisė turėti ginklą savo namie ir lengvai prieinamas, jis yra niekaip nepaaiškinamas saugumo prasme, bet jis labai paaiškinamas tradicijoje prasme, kad tas žmogus, kuris amerikietis ir perima iš kartų, žino, kad jis gyvena mano namai, mano tvirtovė, valstybė manęs neapsaugos, šerifas manęs neapsaugos, mano ginklas mane apsaugos. Tiesa, jis neša simbolinę prasme ir realią grėsmę. Taip. Tada kita prasme ir kita dalis yra žodžio laisvė. Ir jinai yra visaip išvartyta, žinai, bet šita idėja yra svarbesnė už tiesą. Šneku, ką noriu ir darau, ką noriu, jeigu aš turiu galios. Nes laisvė. Žinai, be atsakomybės. Tai aš kol kas iš tokių puzlių renku po gabaliuką ir dar nesu supratęs, koks yra kitas būdas konstruoti pasaulį, kuriame konstruoja. Tai aš nežinau, ar tas
ar nepatariu, bet aš bandau suprasti, kai griūna ir pasimeta, tai kokie gabaliukai subirėjo. Bet žinai, jeigu kalbant, pasimetimas yra tada, kai subyra į šipulius. Tai tada žiūrim, kas iš tų gabaliukų lygia, kas tenai per gabaliukai, kaip mes, ir ką, žinai, kaip reikia gyventi, čia kitas klausimas būtų, kai esi pasimetę. Įdomu yra tai, kad mes nekartą esam šnekėję ir prieš 4 metus turbūt, kaip pandemijos metu mes kalbėjom apie fake news visą reikalą ir apie mūsų norėjimą tikėti netiesa, o tuo, kas mums patogu yra, ko mums patogu yra tikėti. Ir dabar mes taiga dar kartą pasimetam. Ta prasme, jau tada buvom pasimetę, tipo, kaip jie gali netikėti mokslu, dabar staiga vėl pasimetam. Bet man šitas aspektas žymiai įdomesnis už tai, ką jūs sakote. Tai yra, reiškia, staiga, tipo, nustebom, kad pas juos 70 milijonų o tai kiek milijonų žmonių laikė pandemiją, pramanų arba kiniečių, reiškia, cheminę ataką prieš vakarų pasaulį arba dar kažką tai. Ir tada buvo nustebimas, dabar irgi nustebimas, ir dar labiau nustebimas, ir dar labiau pasimetimas. Ir aš šitokį turiu, nežinau, man reikės jūsų reakcijos ir jūsų pagalbo šitoje vietoje. Yra toks durnas terminas, durnas, nes labai pereksploatuotas gerokai, tai yra VUCA. Ne? Tai yra pasaulio neapibrėžtumas. Tai yra, reiškia, tai yra terminas atėjęs iš karybos, iš amerikonai sugalvojo 1984, jeigu neklystu, apibrėžti situaciją, kurioje atsiduria karinis junginys, patekęs į pasalą arba į užnugarį kažkur tai, kur yra visiškai neapibrėžta situacija, yra VUCA, volatility, uncertainty, šitas complexity ir paskui yra ambiguity. Tai reiškia dviprasmybės tokios visur pastoviai. Ir mes čia, reiškia, 20 ar kiek ten metų šnekam apie tai, kad pasaulis taip greitai keičiasi, informacija taip greitai vaikšto, kad žmonės iš principo gyvena toj vadinamoj VUCoj. Bet ir vienas geras kampas, kuris man pasirodė labai įdomus, aš neprisimenu, kur aš jį perskaičiau, kai mums Harvard Business Review turbūt. O kaip mes elgtumėmės, jeigu iš tikrųjų tikėtumėm, kad gyvenam VUCoj? Ką aš turiu galvoj? Tai yra, visi deklaruoja, kad gyvena pasaulyje, kuris iš principo neturi pamatų, kuris iš principo yra absoliučiai nenuspėjamas ir nuolatos besikeičiantis, ir tuo pačiu metu visais įmanomais būdais įsikabinę laikosi, reiškia, vertybių, standartų, procesų, numatytų dalykų ir panašiai, ir apsimeta, kad iš principo pasaulis nėra VUCoje. O jisai yra. Ir dabar staiga dar kartą gauna įrodymą, reiškia, per veidą įrodymą, kad jisai toksai yra, ir ir vėl nustemba. Aš, gerbiamas psichoterapeutė, prašom man čia diagnozuoti mano psichinę nesveikatą ir pasakyti, ką man dabar su to daryti, kai staiga paaiškėja, kad tai, kas paaiškėjo prieš daugybę metų, yra vis dar tai, kas yra iš tikrųjų. O mes apsimetėm, kad to nėra, kad pasaulis nėra toksai neapibrėžtas. O kai jis yra neapibrėžtas, ar mes turim įrankius jame funkcionuoti? Tarkim, atradom, per epidemiją, kad ne visi ir neveikia ir taip toliau. Tai ką su tuo daryti? Ką tai reiškia? Dabar, kad buvo atrasta, kad yra pasaulis VUCA, neapibrėžtas, visą kitą, tai tas fainas. Ir ką? Paprastai konsultantai, kurie atneša VUCA, jų atsakymas yra, kad veiksime dar labiau. Reiškia, apibrėšime neapibrėžtumą ir pasakysime, kad žinom. Kas yra savęs mulkinimas, nes negali apibrėžti neapibrėžtumą. Bet tada yra, būtent, nes yra peršokamas žingsnis nuo to, kai suvoki neapibrėžtumą, iki to, kai jau galvoji, koks dabar naujas pasaulis, yra asmeninė reakcija. Ką man reiškia, kai aš tikrai įsileidžiu nors dalį minties, kad pasaulis neapibrėžtas ir nenuspėjamas? Niekas neatsakinėja šitą klausimą. Žmonės lieka racionaliam lygiai. Taip neapibrėžta, ką darysim? Tai reiškia, kad nuo vieno modelio šokama prie kito ir vėl nusiveliame jo ir vėl prie kito ir prie trečio, nes nenustojama prie pirmo žingsnio. Tai ką man reiškia, ką mums reiškia, kad niekas nėra nuspėjama. Ką tai reiškia racionaliai, ką reiškia emociškai, prasminiai, neatsakinėja iš tos klausimus. Aš nemačiau tų, kurie pristatinėjo VUCA, kad užduotų šitą klausimą. Sau, pirmiausia, ir auditorijai. Niekada neužduoda šito klausimą. Tai užduokime mes, sau.
Taip, ką reiškia, kad, va, tarkim, nėra nuspėjama ir mes niekaip nežinom. Nieko Tai nežinom. ką tai reiškia tau, Viktorai? Nu, net sunku suprasti, tai yra visiškas chaosas ir visiškas pasimetimas ir yra didžiulė grėsmė. Aš tampu bejėgis. Tai reiškia, kad aš esu visiškai tos įrankius, kuriuos turiu, savo intelektą, protą, kur galiu modeliuoti ir nuspėti, aš bent jau taip, kaip naudoju, aš negaliu pasinaudoti. Tu esi pasimetęs. Vienintelį, ką aš turiu ir ką pamiršau naudoti, savo juslės, akis, ausis, uoslė ir taip toliau. Tai šitas man niekada neišduos. Tai yra, jeigu bus betarpiškai grėsmė situacija, aš galėsiu ją pamatyti. Bet jau 3 žingsnius į priekį, kai nieko neužuosiu, reikia sugalvoti, jau negaliu. Dabar Viktoras priartėjo prie atsakymo, kodėl amerikiečiai turi ginklus. Nes tai ir yra būtent juslių, reiškia. Jeigu tu į mano žemę čia nais ateisi, tai aš turiu teisę panaudoti savo ginklą, nes viskas neapibrėžta. Arba apibrėžta, bet kažkas kitas apibrėžia visą tai, bet čia aš prie to nieko bendro neturiu. Taip, aš nepasitikiu jokių kitų modelių ar apibrėžimų. Vienintelis, ko pasitikiu savo akim, kurias pamatys įsibrovelį ir savo ginklų, kurį turiu. Ar taip, ne? Rasiu. Taip, aš apie tą. Taip. Tai tas atsakymas, pavyzdžiui, kas šiandien darosi, tai yra klasikinė banali situacija, kada visi yra visiems kitiems priešai. Ir tada atsakymas į kitą klausimą, turiu sakyti, kad vietoj tiesos žymiai svarbiau turėti visas įmanomas galios priemonės, kokios gali būti. Tai tiesa tampa naudinga tik tais tada, kada jinai tau suteikia kažkokią tai galią, o ne dėl savęs pačios, ar ne. Tai mes nebeturim to siekio kažką tai išsiaiškinti objektyviai, bet mes turim tikslą dominuoti kitus. Tai va čia tas pasikeitimas. Ir jisai yra savaime bent jau man traumuojantis, nes mano vertybės šitam pasaulyje jos tampa marginalizuotos. Aš turėčiau tada įvaldyti kažkokias kitas priemonės, kažkokius kitus įgūdžius įgauti tam, kad galėčiau šitam pasaulyje tada funkcionuoti efektyviai. Taip pat. Čia eina kalba ne apie asmeninio subjektyvaus pasaulio subirėjimą, kad aš kažko nežinau, bet čia apsikeičia visas kosmosas, pasikeitė, sakykime, tas magnetinis laukas Žemės, apsivertė. Ir dabar tu čia susigaudi, kad nori. Natūralu, kad esi pasimetęs. Bet klausimas, kaip būti jame. Čia klausimas tiems, kurie nenori, sakykime, tapti naujais apaštalais šitos religijos. Čia mes pasikeitimuose labai dažnai tas būna. Atsiranda žmonės, kurie sako, jo, čia taip ir turi būti. Tada įima valdžią ir tada visus kitus spardo. Tai jeigu tu nesi toks gyvūnas, kuris gali va šitai transformuotis, tai kaip tiems tada būti, ką jiems daryti, kokia čia opozicija reikalinga. O iš viso tai yra opozicija. Tai koks tas pasaulis, jeigu jis yra opozicijoje, tai nebegali tada. Horizontas sumažėja iki mano namų durų ir mano, reiškia, tos šautuvo atstumo, kiek aš galiu pasiekti. Ir aš sugebėsiu su visais čia atsišaudyti, nežinau, galbūt mane greičiau pasakys, kad aš beprotis suims ir viskas baigsis. O mūsų pasaulyje, kaip ne Amerikoje, net šautuvo neturi. Ne, čia šautuvas šiuo atveju. Aš suprantu, kad simbolinis. Metafora. Aš suprantu, kad metafora. Jo, bet mes inkaro nėra. Ta prasme, nėra į ką įsikabinti tada. Net šitam trumpojo distancijoje santykyje su pasauliu jokio inkaro iš viso nėra. Ginklo nėra, tikėjimo nėra. Nieko nėra. Čia labai mes negatyviai kažkaip neturim teisės baigti tos diskusijos. Taip. Palaukit. Mes faktiškai tik tai pradėjome, ta prasme, kad mes grįžom prie to, nuo ko pradėjome, iš tiesų mes dabar galų gale suprantame, ką reiškia pasimetęs žmogus. Ta prasme, ant kiek jis iš tiesų yra pasimetęs. Kad ne šiaip su tai yra frazė, kad aš maždaug pasimečiau, nes, nežinau, ten kažkas grįžo 15 minučių vėliau į namus, negu planavo. Arba, reiškia, kad man padavė šaltą kepsnį. Oi, koks aš pasimetęs, žiūrėk, šaltas kepsnys geram restorane. Jėzus Marija, ne, blemba, čia pasimetimas kaip turi būti. Tikrasis. Ir aišku, kad čia turbūt reikės daryti kažkokią tai pauzę ar daryti ten kažkokią tai nukelimą į tolyn, bet net šitoj vietoj norisi. Gerai, norisi. Mes nekartą jau esam taip darę ir esu gavęs nuo Viktoro pylos už tai, kad vis tiek, reiškia, bandau perversti kažkokį tai pragmatiškumą arba tam tikrą maždaug pasislėpti po tam tikrų optimizmų. Bet net jeigu ne apie optimizmą kalba, yra toksai pasimetimas, yra toksai pokytis ir dabar tu jame sėdi vakare
kažkam tamsu, kažką šviesu dėl laiko skirtumo ir panašiai. Ir kokį žingsnį aš galiu žengti link savęs, tam, kad nepanaikinčiau pasimetimo, nes taip nepanaikinsi, aš manau. Bet tam, kad atsirastų, nežinau, viltis. Nu, kažkodėl egzistuoja toks daiktas kaip viltis. Vis tiek jinai yra eskapizmas, kaip ten bebūtų. Viltis. Nu, bet jinai kažkam reikalinga, bent jau tam, kad turėtum kur pabėgti. Tai kokia čia galėtų būti viltis pasimetusiam žmogui? Nežinau, Rasiu, kaip tu galvoji? O galiu aš kažkaip čia pabandyti dabar, aš atsiprašau, Viktorai, bet aš pabandysiu kažkaip čia psichologiškai atsakyti, jeigu galima. Aš galvoju, kad pagrindinė bėda šitoje vietoje, mes čia irgi turėjom diskusiją apie abejonę anksčiau, koks yra skirtumas tarp šitų dviejų abejonių. Ta abejonė buvo daugiau tokia akupunktyriška, kur mes kalbėjome. Mes įsivažiavę kažkokią rutiną ir staiga kažkaip mes važiuojam neaišku kur, ir staiga mums reikia abejonės, kad būtų pertraukis. Šita abejonė, šitas pasimetimas yra pavojingas to, kad jis labai labai vargina. Mes esame labai ilgai šitoj būsenoje ir kuo mes daugiau esam tam chaose, tai mes tarsi visą laiką pas mus kontrastuoja tas toks noras tvarkos, bet tuo pačiu supratimas, kad jos niekada nebus. Ir tai tada tas disonansas, jisai tampa tokiu nuolatiniu streso dalyku. Tai klausimas, ką sugalvoti savo akupunktyriško, kad tą stresą pertrauktų šitoje vietoje. Nes tu vis tiek neįspręsi tų fundamentalių problemų, net dėl to, kad jos irgi yra didžiulė dalim objektyvios. Bet kadangi tu esi organizmas ir tu esi baigtinis, tau reikia išmokti tiesiog kažkaip nepavargti su tuo. Tai va, aš galiu pasakyti, ką aš darau. Aš klausausi klasikinę muziką. Man tai padeda. Tai eskapizmas ar ne, viltis, aš nežinau, tai viltis, bet tai man leidžia pailsėti, nes aš paskui vėl nenoriu vis tiek grįžti tą pačią būseną, bet man tas padeda. Viktorai, ką tu galvoji? Aš tai tikrai labai atsirenku informaciją, nes visam šitam lauke klausyti visokio yra dvigubai blogiau, yra daug geriau skaityti arba kažkokią normalią analizę, užsiimti kritinę tokių, galvojimą. Nes galvoti, mano būdas tai yra įprasminti, suprasti, galvoti. Kitas būdas tai yra iš tiesų bendrauti su žmonėm. Aš parašiau ten laišką, ten trumpą žinutę, žinau, kad atvažiuos iš Amerikos mano kolegė. Tai šitas būdas, kuris yra Amerika apskritai, 70 milijonų apskritai ir konkretus žmogus su konkrečiu žmogum, kuris turi, dalinasi patyrimu. Kitai žodžiais tariant, bendraudamas, ar tai būtų su amerikiečiu, ar su lietuviu, ar su kažkuo, bet bendraudamas giliau ir bendraudamas bendraisiais jausmais, man leidžia kažkaip stabilizuoti, kad net kai griūna pasaulis, žmonių ryšys gali išlikti. Ir mes galim šnekėtis ir susišnekėti su dalim žmonių. Ir tas yra, čia yra tokia eskapizmo, tokia psichologinio eskapizmo, gali sakyti, rūšis pabėgimo. Ir aš sutinku, kad tai yra didelis lūžis, bet to pačiu mikro lygyje aš galiu susišnekėti. Bet aš tai kažkokia tai viltį pačiam, Viktorai, pavyzdžiui, aš negaliu likti tam tokiam, intimiam lygmenį, man visada klausimas, bendras. Ar tas pabendravimas su amerikietė kažkaip įkvepia tikėtis, kad... Ne, dar neįkvepia, vilties neįkvepia, bet aš kol kas vilties nepuoseliu, nes mano klausimas, kuris būdintis yra, tai o ką galima padaryti? Tai šito klausimo atsakymą aš neturiu, bet jis yra visą laiką būdintis. Tai yra, ką galiu sugalvoti, nes visoje šitoje istorijoje, kad sugriuvo šitą esamą santvarką ir tuo pačiu Europą dar likusi, jame yra atsisakytos galios dalis. Visoje toje tiesos laikysenai mes nudarėm prielaidą, kad mes kažkokiu būdu teisinga priežastis pritraukia daugumą žmonių. Ir kažkokia sakyta galia paėmė kiti žmonės. Ir kažkokiu būdu neintegruoti asmeniniai interesai, o svarbu tiesa irgi paėmė pusę. Tai kažkokiu būdu konstruoti kažkokią sampratą, pasaulio sampratą, kur galima būtų integruoti šitos dalykus. Kad būtų ir teisingų, ir stiprių. O ne tik teisingų. Nes jeigu tik teisingas, bet silpnas, tai nevažiuoja. Ir man atrodo, tokie laikai ateina. Kur reikia mokytis atpažinti galią ir ją projektuoti, ją tiek, kiek jos turi, būdamas galbūt mažos valstybės, ar ten gali sakyti nedidelis žmogus, bet čia reikia ieškoti,
kur yra ta galia. Ir tokių praiškų, man atrodo, jau randasi tokios socialinės galios, tokios solidarumo galios, kurie tu gali paimti ir atsistoti ir pasakyti ne, arba mes taip norim. Ką ukrainiečiai labai gražiai rodo. Skausmingai, bet jie susisolidarizavę, jie kovoja prieš blogį ir tuo pačiu demonstruoja pasauliu, savo galę. Kažkada jūs, Viktorai, turėjot tavo bendrovėje kitokie projektai, man atrodo, tokią knygutę padarė, kurią aš kažkur turiu lentynoje. Tai buvo apie imtis lyderystės, apie imtis, apie tą momentą imti, tai reiškia, veiksmą imtis. Ir man, kai mes kalbame pasimetimą, čia rezimuojant ir painant į pabaigą, tai aš suprantu pasimetimą kaip tarpinę būseną, kaip reakcija. Bet kokia reakcija, jinai vis tiek baigėsi kažkada, jinai perauga į kažką kitą. Tai yra neišvengiama. Tu kaip psichologas tą žinai geriau negu aš. Tai yra visiškai neįmanoma, kad jinai būtų permanentinė ta būsena, jinai vis tiek pasikeičia į kažką kitą. Ir jinai pasikeis į kažką kitą. Ir kai tu kalbėjai apie galę, galia jinai turi tokį keistą daiktą. Jinai įmanoma, jeigu tu jos imiesi. Turiu galvoje, kad jinai šiaip savaime, tai tau jie gali duoti kas nors tą galę, arba jinai gali būti tau konstitucinė teisė suteikta ta galia, arba jinai gali būti tavo prigimtinė teisė suteikta galia, bet jeigu tu jos nesiimsi, jinai neįgyja aktualumo, jinai neįgyja tos, reiškia, aktualizacijos kaip veikimo tokio. Ir kažkuria prasme man tas yra transformacija iš pasimetimo į bet ką kitą yra per tam tikrą ėmimasi, kažkokio tai galios savo pripažinimo ir jos įgalinimo galios įgalinimą, taip galima sakyti turbūt. Ir aš čia gal tokį turiu behavioristinį labiau gal momentą, kad yra per darymą, per veikimą, per discipliną, per sąžiningą santykį su to, ką tu darai, sąžiningą santykį su savo įsipareigojimu prieš save ir aplinką, kuri yra arčiausiai tau. Ir tai yra tavo šautuvas tam tikrą prasme, arba tavo ta galia, kurią tu turi. Tai man yra, jeigu kalbėti apie viltį, tai yra visų pirma sąžiningas santykis su tuo, kam tu esi paskyręs savo laiką, profesiją, ar tai būtų profesija, ar tai būtų veikimas, kažkokia kūryba, ar kas tai bebūtų. Bet būtent tas neapibrėžtumas ir pasimetimas neturėtų atimti iš mūsų įpareigojimo imtis galios, veikti sąžiningai ir atsakingai tame, ką mes esam paskyrę savo laiką tuo momentu. Nežinau, kiek aš čia reiškia aiškiai dėstau savo mintį, bet jinai tokia nepaprasta veikime, kol nepagalvoja apie tai, kad tiesiog tu, žinai, laikas išsivalyti dantis, laikas susitvarkyti lovą, pasiklot lovą, laikas išsiplauti indus. Laikas nueiti ir padaryti tai, ką tu manai, kad tu gali padaryti geriausiai šiuo momentu. Sąžiningai ir atsakingai. Ir tai yra kelias į transformaciją iš esamos būsenos į kitą. Bent jau taip aš galvoju. Matau iš Rasiaus akių ir visokių šypsenų, kad jisai tikrai man čia dabar pasakytų. Mano stoicistinė pozicija. Bet aš jam šitą prabangą duosiu, suteiksiu, tikiu, kad tęsiniui mūsų šito pokalbio. Ir tikiu, kad jūs radote savo vieną kitą idėją ir mintį. Čia suspėtimai, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes čia su filosofu Rasiu Makseliu ir psichologu Viktoru Keturukiu kalbam apie nepaprastus dalykus jau dabar, galima sakyti. Ir mus galite rasti ten, kur jums patogu yra rasti šitą medžiagą ir galite pasidalinti su savo aplinka, kuri galbūt irgi ras vieną kitą įkvėpimą esamoje situacijoje. Ačiū. Pasimeskim kartu, kad paskui kartu iš to išeitume. Dėkui, iki. Ačiū, iki. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturukis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.